Labas rytas. O, jau 7 rytas suėjo. Labai gražus rytas. Šiandien debesuota be pragiedrulių. Vakar aš baigiau išsikirpinėti arklį vieną tokią juodą ir šiandien pabaiginėjau siūt. Tai žiūrėkit, kokia aš esu greita. Čia va taip va jau liko va čia va susiūt ir bus gatavas arkliukas. Nebus gatavas, bet bus pasiūta jau. Šiandienos apšvietimas yra labai įdomus. Tai yra lempa ir lemputė. Man asmeniškai atrodo visai blūri ir gražu. Jo, aš prie stalo tai gražiai apsirengus, bet gal geriau man nevaikščiau. Taigi, kokie reikalai. Artėja 2 varžybos. Vienas iš tų varžybų bus po 3 dienų, man atrodo. Aš skaičiuoti nemoku. Kitaip sakant, balandžio 2 dieną tos varžybos bus. Į varžybas imsiu po 3 arklius. Vienas iš tų arklių yra Kaspis. Va šitas va Kaspis. Užsakymų yra ir įdomu, ar spėsiu, taigi dabar negaištam laiko ir tęsim darbus. Taip pat aš per varžybas fotografuosiu, tai turėsiu darbelį. Taigi, mano stalas labai tvarkingas, bet padariau akytės ir nosytę, dabar siūnu ausytę ir iškirpau dėmelę. Tai vat. Man atrodo taip šilta laukia, kad jau reikėtų nuimti gūnes. Taigi, pasižiūrėjau Instagrame kažką, ką galėčiau šokti, kad su Kaspiu, kad mes prasimankštintume. Tai realiai, čia vat, šitas yra videkas iš Instagramo, iš kurio aš šitą idėją pasivogiau. Ir bandysim šią idėją. Tai vat, man labai patinka šitą hobby horserę, kurią jūs ką tik pamatėt ir dabar galbūt dar matot. Nes jinai pro yra, tai vat, antra šėti. Taigi šioje treniruotėje aš šokau su abiejom kojom, tai turiu omeny su kaire ir su dešinė koja. Su dešinė koja man yra sunkiau šokti, nes aš labai retai ją naudoju. Bet reikia mokintis su abiem kojom šokti, kad abi raumenų grupės abiejų kojų dirbtų, nes paskui išsibalansuos raumenys, bus negerai. Tai va, tai vienas iš dalykų, kodėl man sunku šokti su ne savo įprasta koja, tai su dešinė koja, nes aš tiesiog nežinau, kur man dėti savo ranką šuolio metu. Aš įpratusi, kai šoku su savo įprasta koja, aš įpratus tą ranką pakelt, ne? Bet čia reikia kitą ranką kelti ir kitoj pusėje ir man tai yra labai keista. Na, o čia mes bandome peršokti 1,10 m sistemą ir iš pirmo nesisekė, bet po to
nuėmiau karteles ir mums pavyko. Šią treniruotę aš užskaitau. Nu tai ką jau, iš paskutiniųjų, bet peršokom 1,10 m. Paėmiau kartelės nuo pačios. 1,5 m su visom kartelėm peršokom, 1,10 m be kartelių. Tai čia va kartelę pasidėjau, nes man čia žiauriai sunku pamatyti, kur koks tempas. Tai pagelbėjo kartelė. Treniruotė labai užskaitau, labai gera treniruotė buvo. Šaunuolis vaikas. Žiauriai jo patenkina, jis toks gerulis, aš negaliu. Nu va, karštą treniruotę mano telefonas su 22% atlaikė ir Kaspis atlaikė, jam visai gal ir patiko, visai neblogai buvo. Sekanti šitie du grožiai, reikės prigalvoti, ką mes šoksime su kitais grožiais, nes reikėtų maršrutuką bent su kažkurio sušokti. Bet reikėtų ir patį hobby horsinimą treniruotis, nes su maršrutukais labai lengvai galima susižeisti biškį. Einu krauti telefoną, bet jūs pažiūrėkit, kaip estetik šitos kamanos guli. Taigi šį kartą paėmiau KHT šėti, kas čia tokia gimnastika, nežinau, kažkas. Tai, vat, čia jinai va taip šoka tą dalyką. Ir aš galvoju, nu tai reik padaryti, nes aš su ja kai šokau, aš biški jos nejaučiu, man sunku su ja biški šokti yra, nelabai kontroliuoju ir ne manęs nekontroliuoju ir aš jos. Tai mums reikia va tokių va dalykų visokių, kad mes pajaustume ritmą ir pradėtume susidirbti kartu. Su Kaspiu tai viskas gerai, ten yra tobulas vaikas, o šita tai biški yra darbelė su juo. Mes jau apšilom, tai dabar rodysim, kaip mes šokti mokam. Paplatinau. Šitose tarpuose yra 11 žingsnių ir dabar per platu, o ką tik buvo per siaurą, aš nebežinau. Bent jau dabar jau greičiau subėgau, nes tai atrodė, kad užmygsiu bėgant šitą. Tai dabar taip išsiraginau, tai tobuli tempai buvo. Aš kai šoku šitą dalyką, pas mane nėra pastovumo šuolių, tai reikės ateityje ties to padirbti. Dabar man yra svarbiausia tiesiog sušokti ir aukštį peršokti. Tokį bent metriuką pabandyti. Tai vat. O paskui tvarkysime su savo stabilumu bėgimu. Nu tai va, mes dabar atsikvėpuojam, pagaliau peršokom 1,5 m su kita technika, bet peršokom. Man atrodo, šios pirmas kartas, kai mes sode su ja šokam ir normalią treniruotę turim. Tai realiai aš su ja tik startavau ir laukose jojau, tai dėl to sunku susijot buvo, bet vat su tokiom treniruotėm tai ir susijosim visai. Tai dabar atsivaikščiosim ir eisim ilsėtis. Reikia sezoną kroksų atidaryti, nes žiauriai karšta kojom. Ir šitie batai yra man per maži, tai viški
O, blemba, su baltom kojinėm į krioksus biški gaila. Retokai naudoju naują objektyvą, bet va, proga bus. Taigi aš tokia fotkinu, galvoju, nu negražu. Paskui perėjau į va šitą vietelę gražią, va tokią, va. Volia. Visai kitas reikalas, labai gražiai atrodo. Tas jausmas, kai fotikas gražiau fotkina, negu tu įsivaizduoji. Jūs tiesiog pažiūrėkite. Ar jūs matot šitą grožį? Nu, vat, įdėjau nuotrauką dabar va čia, vat. Su šventomis Velykomis aš vat ausytės va siūnu, apačias siūnu dabar, šitą dar susiūtrėk ir tada tęsim arklio darymą ir neužilgo turėtų atvažiuoti svečiai, tai nebegalėsiu tęsti darbą. Aišku, šiandien sekmadienis ir aš dirbu ir šventė, bet ką man veik dar? Ok, šitos ausys ant tiek tobulai prisisiuvo, kad aš negaliu. Čia turbūt rekordas yra. Tvarkinga ir pagal liniją gražiai eina. Wow! Su bakardžiu šoksim tokį dalyką. Užeini, bėgi, kad padarytum tą tokią aktyvę zovadą. Ir bėgi. Taip eini. Ir tada taip išsitiesini ir eini ir taip. Opa. Oh. A few moments later. Kaip keista matyti tuščią stalą po baliaus. Nu va, biški čia man vaikelis išvartė kliuteles, bet mes tu atstatysim ir eisim su šitu meškiuku treniruotis. Dešinė koja mane žudo. Čia tas voras, kuris šokinėja. Gerai, tai pirmą užeinam su dešinė koja, paskui su kairė antrą kartą. Taigi treniruotė buvo labai sunki. Šiaip ne taip peršokam, 80 cm lygiagretė. Va tokia va, į kurią galime laisvai tilpt, praeit. Vėjas nerealiai stiprus, nežinau ar mane girdit. Tai jau... Treniruotė nežinau ar buvo labai jau gera. Tokia vidutiniška su minusu. Bet treniruotė vis tiek yra treniruotė, mes vis tiek judam ir bent 1% pasiruošim varžybom, tai yra gerai. Tai vat prieš varžybas 3 treniruotės turėjau su 3 arkliais, su visais, kuriais startuosiu, tai yra puiku. Aš labai gerbiu savo pasiryžimą įveikti 3 treniruotės net. Visos treniruotės buvo gan sunkios. Realiai lengviausia buvo turbūt kaspė treniruotė. Šiandien jau man visus raumenis skaudėjo ryte atsibudus, tai vat neblogai prasijudinau. Ruošėmės namučių ir nešam kliuteles.
Man taip viskas skauda, aš taip pavargau, bet blamba, užskaitau tas treniruotės, labai gerai prasijudinau, seniai taip nejudėjau. Jeigu aš taip tikras arklių kliūtį sugebėčiau nešti 4 stovus vienu metu, aš būčiau profė. Laukia vasaros šitą vietelę, apkrūtą kliūtim. Jau neužilgo galėsiu jas lauke laikyti, tai bus labai faina. O dabar kol kas čia viskas apkrauta. Labai gražiai paukščiukai čiulba lauke dabar. Tai va, arkliukas progrese, gražiam. Va toks, va tiesus, gražus. Ir liko karčius padaryti ir pagalį ir bus Donė Dionė. O aš kadangi rytoj varžybos, tai reikia pasiruošti ir neprarasti fizinio aktyvumą, tai šiandien eisiu pabėgiot ir išsitemsiu mamą į kompaniją. Tai va, varom. Taigi, vat karčius baigiau jau, dabar reikia juos biškį palyginti, apkarpyti ir tada liks tik tais pagalys ir dar čia rožinę biškį dėmelę padaryti. Čia yra mano išmanioji šiukšliadėžė, jinai visada pas mane ant stalo stovi ir aš jau tokius atliekas metu, nuo odos labai daug lieka, kai dirželius ten karpau ir taip toliau. Tai kad tai ant grindų neatsirastų, reikia, kad tai atsirastų į šitą mini šiukšliadėžę. Tai va, apkarpiau, atrodo viskas, nėra jokių išlindusių negražių karčių. Jis toks mielas, aš negaliu toks sportininkas, tiesiog klausytas, tobulas, tiesiog kaip pas tikrą arklį, tokia forma gera. O taip, ap. Kai jis čia vaikšto? Halašai, labas! Jis nesuprato, kas yra kamera. Jis negalės toks mielas, toks kiutalas. Grožis, kokybiškas. Čia susivau po antrą kartą šitas dalis ir va čia va, kad nebūtų jokių įplyšimų, kad būtų viskas tvirta, gražu ir va taip va. Nes šitas vietas labai linkusios plyšt paprastai, nes čia lenkimai yra tai. Čia ir taip aišku. Todėl reikia sutvirtinti siūnant. Ir ausytės kokybiškos įdėtas tas toksai, nežinau kaip vadinas, bet tas guminis popierius kažkoks, kuris nebijo lietaus, jo, jis nebijo vandens, tai jeigu sušlaps ausytės nemirs, liks tokios pačios formos, tai viskas gerai. Ir, aišku, specialiai vandenį nekiškit, vis tiek akytės va tokios prisiūtos, ne taip kaip seniau ten nuo karščio atsilupdavo oda akyčių, tai būdavo žiauru. Pas Dropshot Z buvo taip ir pas Karlos Laskari, tai nefainai. O dabar viskas kokybiška, viskas gerai, taip va. Ir dėmelė graži. Na, o dabar aš darau kamanas ir aš tiesiog pavargau. Aš taip noriu tiesiog hobby horsint važiuoti sodą, bet užsakymai yra ir reikia juos padaryti. Tokios kamanos į Lietuvą kainuoja 30 eurų. Liko padaryti tik Hakemore kamanas iš visų užsakymų ir aš turbūt būsiu laisva. Bet aš pervargau ir aš noriu pailsėti, taigi kas mano lūpom. Tai nusprendžiau dabar apibalnot arkliukus. Aš galbūt rengsiuos mėlynai, tai prisimečinau ją ir dar Kaspės prisimečins ir šiaip jai tinka. Tai va,
va toks gražuolis. Va, jis pabalnotas, tipo, man labai patinka jo mečiai, tiesiog viskas taip mečina, jūs pažiūrėkit. Ir karūnėlė, ir ausinukas, ir lucky charmas, tiesiog, myliu. Su juo net 10 peršokam savaitgalį sistemą, labai geras dalykas. Mano visų laikų favoritas yra šitas ausinukas. Jis yra tiesiog toks mielas, tiesiog kalėdinis. Tai va, visi arkliukai laukia važiavimo, man dabar juos reikia kažkaip gražiau susidėti. Stovas, nekriskit. Ir mes sėdam ir važiuojam jau. Ne, oi ne, o tu bomžpakė, aš vorų, tai bijau. Ir tu vorė, tai žinai, ir dabar jauti, kad aš drebu visą. Maldauju, nereikia. Ten 2 vorai. Man arkliukai guli. Stoviu. Tu stovi. Op. Man tai dabar šilta kažkaip. Pamiršau visliukus pakliūtim sudėti. Mariuš. Wow. Aš turiu šitą vilką, jis žiauriai mielas. Wow. Koks grožis. Aš vos tavo naują arklį pavadinau Lendino. Va, šitą reik papotkinti naujoką. Arina brum. Ring for akis. Ten jos naujas arklys, kuris yra toks mielas. Reik kažkaip... Naujas čia, nauji 2 arkliai. Oba, 2 nauji arkliai. Ir vienas senas, bet old gold. Žiūkas, apimdėms. O, wow. Pala, o, kiaušinis. Kur ūkriai įdomu nebus? Geras, koks tikroviškas. Kiaušinis. Apie pas tave vėl video išeis po pusę metų. Jo. Ir realiai tam man dabar video, kad beveik pusę metų, kur naujametinis vlogas buvo. Aš savo 2 dienas. Pas mane yra toks talentingas montavimas. Jo. Aš viščiuką gavau iš to žmogaus. Taigi, pirmasis startas ir čia yra, nežinau, kiek gal 60 cm. Ir pirmasis startas yra su Clara Lequande XX, arba kitaip Lakštingala. Būtų buvęs labai geras laikas, bet numetėm kliūtelę vieną. Apšilam su mažiuku, padūsom. Dabar startas su BS Caspian, arba kitaip Kaspiu. Tai aš pasimiau tik vieną startą praeitame aukštyje, dabar yra 60 spėjų. Ir visai gerai sekėsi. Man asmeniškai 2 fazėje sekasi, nes tu tiesiog pataupai energiją, viską apskaičiuoji per pirmą fazę, o paskui per antrą spaudi gazą iš visų jėgų. Ir jo, lengviau trumpiau gazą duoti negu ilgam. Dabar į areną išeina Bakardis, Bacardi Boy D. Ir jisai taip pat užsivedęs, nori laimėti vaikis. Va toje vietoje, kur dabar aš ten bėgioju, tai tam biški buvo įdomiai bėgti, nes kliūtis taip įdomiai pasuktos buvo, bet nieko, mes galim viską. Tai pabėgiojom, pašokinėjom ir tada ruošiamės jau antrai fazai. 5:97. Tualetas važiuoja. Tu tuoj. Ką tik išvalė tūliką. Ir... O, kiek tualetai. Davai palikit. Ate aš einu. Ui. Bet jau kvepia, nesmirda. Žiūrėkit, aš grinai Godą per šitą skylę ką tik mačiau. Kada vlogas bus?
Po 100 metų. Jo. Sėkmės, basom. Toj. Brum. Kaipės draugas, kaipės taksi. Te patogiai, tai kabinkai gali važiuoti. Jo, ir... Nesėmė maudimuką, Gabi, eik man. Aš noriu. Braliukai. Pasiduodu kaip tikras arklys tu pažinti. Grinai, aš taip noriu tokio arklio. Na, o dabar 70 cm startas greituminis su BS Caspian. Taigi bandėm sutelkti visą turimą energiją į šį startą. Paskutinė kliūtis buvo žiauriai sunki. Su Clara Lequande XX starto pradžia visai buvo gera, bet nugriuvome, nes ant posūkio nepavyko išsisukti truputį. Bakardis irgi nepasiduoda ir varo iš visų jėgų ir jam gerai visai sekasi, labai platus tempai ir tai yra svarbiausia norint pasiekti didelį greitį. Aš nustebau, kad antrą vietą laimėjo Kaspis, o ne Bakardis, nes pasirodo pirmą vietą laimėjo Bakardis. Kaip tai nutiko, aš nežinau. Pažiūrėkit, koks čempio. Tiksliau, Bakardis 2 pirmas pasiėmė. Kaspis 2 antras. Tokie profai negali. Žaidimus pratrinta. Na, tai kaip jum editukai įdomus. Žodžiu, tai dabar su Bakardžiu startas ir dabar pasiklausykime Godos komentarų. Ir... Turbo. Startas su Clara Lequande. Ir man žmonės sakė, kad aš atrodė lyg toj nukrisiu po šuolio. Nu, gal jausmas buvo panašus, nes jau kojas vos laikė, aš labai pavargus buvau, bet reikia išnaudoti visą energiją, kokią turėjom paskutiniam startam. Dabar BS Caspian, paskutinis startas šiandienos. Na ir sekės gan gerai, bet pasiklausykime Godos komentarų. Varyk. Ačiū šliaužiai. Na, tada nusprendžiau parodyti, ką galiu ir išnaudojau visas savo likusias jėgas šiom 3 kliūtelėm. Jūs pažiūrėkit, kiek čia stovi. Irgi nori kadrą? Kuris bus, šitas video bus po metų, Jo. Žiūrėkit. Ir čia dar pilna. Bet užtat labai geras varžybas buvo. Kokybiškas ir sąžiningos. Žiūrėk, gigantiškai. Wow. O, aš antra. Negaliu. Gabi, kodėl tu tokia žiūrėsi? Ką žinau. Koks geras vaikutis. Susirinko tiek gerų vietų. Vėjas labai šaltas. Nečina. Man viskas Gabi, Clara. Čia aš pilvoju, tai. O tu gerai. O tai... A? Nu, va, mes baigiam varžybas. Arkliukai maiše. Ai, Jėzu, kaip aš pavargau. Aš tuoj padūsiu. Labas rytas. Aš turiu omeny, kad čia arbata viduje yra, bet va, toks puodelis.
Ir mano balsas yra rytinis, kaip jūs girdite. Taigi vakar buvau pavargus ir neaptarėme varžybų gale. Ui. Aš biškai perkeldinėjau nuotraukas. Fatkytės. Taigi varžybos buvo nerealios. Aš galėjau 3 taurės laimėti, bet laimėjau 2, bet 2 yra gerai ir... Tipo, aš manau, kad gerai, kad aš nelaimėjau 3, nes, kiti gavo ją. Man per akis užtenka ir 2. Ir kiti žmonės tiesiog jas gavo ir galėjo irgi pasidžiaugti laimingais startais savo. Varžybos buvo nerealios. Bakardis toks užsivedęs buvo, eina savo. Jisai 2 pirmas vietas paėmė ir 1 antrą vietą. Ir dar ten biškutį. Bet taip, jisai aplenkė Caspian. Wow! Klarai nelabai gerai sekėsi. Caspian, Caspian maždaug toksai antroji vietoj buvo, bet Bakardis buvo žiauriai užsivedęs, kaip sakiau, tai wow. Aš labai dėkinga už šias varžybas Arinai. Labai geras varžybas, labai gerai suorganizuotas, labai kokybiškas ir prizai buvo geri. Tai, nerealiai, man patiko. Labai lauktume tokių dar varžybėlių. Buvo mažokiai žmonių gaila, nes, būtų jie atvarę, kiti žmonės, būtų nepasigailę, žiauriai geras varžybas, tai kitą kartą atvarykit, žinokit, labai geros varžybos Vilniuje buvo. Tik tai skame problema, ten biškiai su parkingu, Vingio parke nesąmonė yra, tai... Mr. Bombastic! O, tu buvom špakė. Turiu spėjimą, kad tu su šortais. Papačia. Kaip gaila. Galvoju, šalta, nes aš atsikėliau, buvo ekstremaliai šalta.